Sveiki visi, Lietuvos ūkininkas. Nu ir ką, matomai šiandien nenuotaikoj. Jau čia aišku, kodėl. Nes šiandien sugrįžtam ne prie ko kito, bet prie mano kiniečio treperio. Jau nežinau, kelintą kartą sakau. Tai va, palaukit. Ką tik atsigėlęs. Nieko jau biškį. Susitvėriau savo triperį. Sutvėriau. Radom bėdą. Karačia, gal per tam video pasakojau, gal ne, neatsimenu, kad pasakojau. Karačia ir toksai pacosas toksai, tokie blitukiai pacoso ir darinėjasi ir karačia man ir būtų varstas įsuktas ir tas varstas man iškrito. Jisai kažkaip atsileido, ir jisai įkrito į motoro galvą, ten kažkaip pagavo, išsėdžiau motoro galvą, tas varstukas man iškrito ir tiesiog berinkai buvau laimingas ir išėmiau ir viską atgal sutvėriau 3 valandas, 2-3 valandas kažkur. Va, sutvėriau viską, sudėjau, viskas gerai. Įpylėm benzino, tepalo ir bandėm užkurti. Ir spėkit, ar jisai užsikūrė. Atspėjot. Ne. Blemba griaudė. Nežinau. Tiesiog nervai man net neįsivaizduoju, patarimų nėra, nežinau. Tai nusprendžiau taip. Ką čia nusprendžiau? Kad jeigu bandysiu šį tos pinigus kišt, dabar bandysim grupę pasikeist, grupė 70 eurų sakė, tai dabar nutarim su tėvais, kad pasikeisiu grupę. Bandysim grupę keisti ir viskas. Nežinau, nesikuria vis tiek tas pats. Jau užkniso, nežinau. Dar reguliavau ten biškį su gazu, bet nieko, absoliučiai nieko. Daidė. Tai nežinau, pakeisiu grupę, sutvarkysiu, suremontuosiu, kaip tai minėjau per tą video, kišiu pinigus, tol sukišiu, parduosiu už gerą kainą ir nusipirksiu iš klasioko čiųjų keturatį, jeigu jisai parduos. Panašus toksai kaip pačiamas 5 kubų raudonas, jau viską nutariau, sakė, jeigu parduos ateiti kažkada, gal rudenį, kada nežinau, dar pakalbėsim, tai iškart paimsiu, kiek ten, už kokius iki 1000 maks ten, bet jis te jau sakė, tu tikrai gerai važiuosite, viską perėjęs, viską atrestauravęs, ten važiavau koželės. Atsiprašau. Tai jo, net neįsivaizduoju. Dabar aš jį sutvėriau, nesikuria ir sakė, reikia dabar jam grįs grupę, o kad grįs grupę, kas keitėsi žiedai. Kas sakė, žiedai, stumuokliai ir visa kita, ten kračiai vėl pasivariklių reiks perimt. Bet dabar man jį vėl viską išardyti, viską vėl variklį išimt. Bet aš sakiau, nesikeikus, nahui, aš jau daugiau nebeardysiu, nebeusiminėsiu, viskas. Baigiau, viskas. Užsibaigė. Dar biškį atvarys šeštadienį toksai draugas, keturračių, kur pardavė, atvarys dar bandys, čia biškį su indikatoriumi reguliavau, bandys reguliuot, tvarkyt, o jeigu nestvarkys, neveiks, grupės tikrai, noris tą grupę pasikeis, bet aš jau tikrai nedarysiu, nebent jeigu išardys ten tėtė su tuo draugu, kur pardavė keturratį. Jeigu išardys ten pakeistą grupę, tada jo, bet jeigu sakysim pats daryk, tai aš netvarkysiu ir jisai eis į pardavimą. Tiesiog taip nusprendžiu, jau atsibodo gana, jeigu aš tikrai tos grupės nekeisiu, atsibodo viso iš to šūdo neardysiu. Tai jo, sakiau, jeigu jie pakeis, aš paprašysiu, tai pakeisti, tada gerai, viskas gerai. Bet jeigu skys nepakeisim pats vargikis, aš jį tiesiog paimsiu ir parduosiu. Jo, taip nusprendžiau, tiesiog sakiau, paimsiu ir parduosiu, nes jau atsibodo, man tiesiog daėdė.
nebekeisiu, tiesiog paimsiu, parduosiu kokius 3,5 paimsiu ir užteks. Dar sakiau, atsimenat tą ledą, kur sakiau, užsidėsiu tą tokį didelį buvo. Aš čia bandžiau pasijungti, ten buvo tik plius minus ledas, jau ten aš kaip debiliukas ten turėjau plius minus ir įžeminimą. Galvoju, pajungsiu, tai pajungiau, ir kas buvo. Pajungiau namie, o kaip priščiavo, tai nusprogo ledas. Pasirodo per galingas ledas, net tie laidai buvo. Durna galva, reiškia, nedėsiu tai, nedėsiu čia. Ant prieko, nes labai greitai takumą iškraus, tai liko be ledų. Nice, o numerius tai užsidėsiu jo. Užsidėsiu ant ten. Gerai. Tai jo, parduosiu, nes jau da ėdina, nebent jeigu grupę pakeisiu, jeigu neparduosiu, tai tikrai parduosiu. Ir jo, už 350. Tai va, atsirado atbulinis, kai sakiau, nėra atbulinio, pasirodo atbulinis yra, viskas gerai, tiesiog man reikėjo labiau paspausti. Čia, palauk, čia dabar, čia ne laisvas. Palauk, ką? Laisvas. Nesupratau, neįmušu bėgių. Oi, va yra. Dabar ne man bėgiau užsisumt. Nieko. Laisvas. Yra. Labai stringa kažkokias bėgis, kažkas negerai, reikės ardyti, bet neberdysiu. Kažkas atbuliniam bėgiui negerai, pažiūrėkit. Kur mi pirmai tai jungiasi? Į priekį yra. Atgal nėra, vėl bėgio nėra. Kokių žemių prigavę. Karačia. Tai jo, nežinau, bet norisi man jį įsikurti ir pasidraskyti ir pas klasiokus, pas draugus nuvaryti. Nu, ką padarysi, yra taip kaip yra. Tai vat, tiek šiam kartui. Nu, dabar filmuoju 7 minutės, bet dabar bandysiu gal iki 10 minučių užtemti. Tai jo, net nežinau dabar ką jam daryti, nei ką daryti, nei ką sakyti. Tingiu ardyti realiai, jau atsibodo jau. Tai dabar vėl ardyti 2 valandas. Jeigu nieko nėra, vėl atgal sutvert. Vėl 2-3 valandos. Kai nekenčiu šitą driperių blemba, būčiau užnuojęs. Sako, ai gal ne, nu ką, čia nemelausia. Sako, jo, viskas bus gerai, veikiantis keturratį, jo, atidavė. Pavažinėjau 2 savaitės, o tėvas pravažiavo ratuką, apsiau nahui nesikeikus. Tvarkykis, kad nori. Tai nežinau, šeštadienį sakė tvaryzdą pažiūrės ir viskas. Štorius padatys. Va, mėgau šitoks šiandien šaltas oras. Da vakar dirbau pas ūkininką. Vežim malkas su šitą ten lentą susikasė, ten karčerlonus krovim. Jo. Dar reiks dabar, nežinau, gal baigsiu filmavimą, gal tada bandyti čia bišytą pareguliuot, gal užsikurs, bet tai ne. Jeigu kompresijos nėra, tai reiškia žiedai. Reiks keisti žiedai. Ir dar lempos, dar reikia lempą tą fiškę pasijungt, bet nėra laiko, tingiu žiauriai. Avių irgi nieks neperka. Normaliai, tai į mėsas, į konservas taip nusprendėm. Arba čia, kad atiduosim ūkininką, ant kurio jos registruotos. Ten karačia ilga istorija. Aš be žodžių, vienu žodžiu. Kas yra gerai, aš ne, padangą prisipučiau. Žiūrėkit, kas yra gerai, kaip užpauti šitą ir tipo reikia. Nes čia tokia sankaba stabdis, hui znai. Įsikaikas, bet karai žiūrėkit. Tu šito sankabos neužspaudęs, neįmuši bėgio šito. Ir neužkursi, neina kurti, nes nenuspaudė šito sankabos. Kai jis užnusi, kad čia nuspaudė sankabą, reikia laikyti smarkiai, dabar žiūrėkit, ką pasidariau tokį. O tiesiog įspaudė sankabą ir tiesiog va kuriva, šičia va kuriva. Tiesiog kuria, o jeigu norėčiau, kad leis, tai va. Op, viskas. Nice. Tuningai. Tai vat.
pamatyti, kaip viskas gerai tvarkoje veikia. Bet taip norėčiau su juo pralėkti. Jis važiuoja 60, tai va, spaudė. Ne, dabar jaučiuosi kaip debilas kažkoks, kur ant 14, jau tiesiog blizgiu. Tai kartais suvirinu tą rėmą, jeigu aš jums sakiau. Jau suvirinu tą rėmą. Gera kepurė. Šalma. Tai jau jeigu jūs ragysit, dar nusipirksiu iš klasioko akinius, jeigu parduos krosinių ir dar šalmą reiks nusipirkti. Tai jo, karai, ačiū tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruot, būtinai pačiakinkit mano Facebooką, Instagramą, TikToką. Tai jo, jau vienas turi būti užrašytas ant čia. Aš jau tada galiu užrašyti. Blemba. Boss, ten buvo kažkoks boss. SS11. Opa, turim pirmą ant sparno. Va tokį dar pabrauksim. Va. Buvo SS11, aišku, nesimato, bet man matosi. Jeigu nori, kad tu būsi parašytas. Normaliai išmečiau kamerą. Jeigu nori tu būt parašytas, parašyk savo. Net neima ir parašyk, kur nori būti, nes jau vienas jau yra vienas. Tai gerai, ačiū šachelė, kad jau čia video, nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir to varpelį. Ir karočią sugrįšim prie mano kiniečio triperio kitą kartą, ne? Gaidytų. Gerai, žodžiu, viskas einu kažką paveikti, nes aš to čia besvaidamas užmigstu jo. Karočią, gama indikatorius. Tai jo, karočią, ate.